Nevėlai, ką mums dainuoja šimtamečiai, senieji girių ąžuolai, ką mums dainuoja Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas galės išsiteisinti, betgi tu atleisi kaltybės ir vėl tau tarnausi. Šioje bažnyčioje buvo krikštijamas 1893 m. spalio 18 d. gimęs būsimasis dailininkas, scenografas, grafikas Adomas Galdikas. Pažvelki Kristau į šią krūvą akmenų ir nepasmerki kelio tų sūnų, kurie čia gimė, augo ir mylėjo, kurie seniai ir neseniai išėjo. Čia siautė maras, juodas ir raudonas, atėjo laikas keistas, neramus. Vildėjo Lietuva tvankios vagonus, stribai niokojo žemę ir namus. Tik ačiū ąžuolui, kad liko lygi šioliai, kad prisiglaust galiu atėjus kaip prie brolių. Tik koplytėlė saugo tylą graudžią ir atsisveikinimo maldą skaudžią.
meninio polinkio. Tėvas pats šiek tiek tapė, buvo geras smuikininkas. Motina labai mylėjo gamtos grožį, muziką, mėgo poeziją ir pati bandė kurti, vertino dievdirbių statulėles. Todėl nenuostabu, kad Adolfas labai anksti pradėjo rodyti dailininko prigimtą talentą. Dar vaikų būdamas bandė iš alksnio drožinėti statulėles. Vėliau jo dažais ir studija tapo iš kamino į griovį sukratyti suodžiai, kuriais bandė piešti. Vėliau ryškesnių spalvų ieškojo mamos spintui, skirtų vilnų gijoms dažyti. Na, o kai dėdė Pranciškus Karevičius padovanojo Adomėliui pirmąją spalvų dėžutę, jis pasijuto tikru dailininku. Prireikdavo popieriaus, jau visada rasdavo brolio Felikso stalčiuose. Teptukus pasidarydavo iš pagaliuko ir katės plaukų, o kai jų pritrūkdavo, prisėlindavo prie sesers Onutės ir nukirpdavo šviesių plaukų garbanėlę. Žemaitišką užsispyrimą dalinai Adomas Galdikas paveldėjo iš savo dėdės arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus, kurio globoj augo ir brendo. Savo dėdę jis labai vertino, laikė jį geru, šventu žmogumi. Arkivyskupas Pranciškus Karevičius amžiams liks ne tik Žemaitijos krašto, bet ir Lietuvos istorijoje. Mosėdžio miestelio bibliotekos vyriausia bibliotekininkė Nijolė Galdikaitė Vyniautienė. Aš visai kaip ir buvau čia sumaniusi, aš netgi pristatinėsiu tos knygas. Aš norėčiau, aš savai dabar čia prisistatysiu. Praeitą savaitę, spalio 10 dieną, Skuodo meno mokykloje vyko labai gražus renginys skirtas Leonardui Andriekui. Ir tame renginyje pasisakė taip pat jo giminaitė, bet jai labiau galbūt pasisekė, nes jie minimą žmogų buvo sutikusi ir su juo bendravo. O man toks likimas nebuvo skirtas. Bet aš pabandysiu kaip nors čia suvesti visą šitą. Tikriausiai pirmiausia reikėtų pasisakyti, kas aš tokia esu ir koks tas giminystės ryšys. Čia mano su ta giminė. Tikriausiai visi žino, kad Adomas Galdikas turėjo 2 brolius ir seserį. Aš esu viena iš jauniausio jo brolio, Pranciškaus anūkė, viena iš 6 anūkių. Ir prisiminimų apie jį aš beveik jokių neturiu, tik kaip mes, vasaras mes praleisdom vyresnėji anūkai, parduotus vasaros, bet gerąją prasme vykdavo mūsų Giršinų kaime. Ir mano senelis, nors Pranciškus Galdikas, nors mes jo taip nevadinom, visi kažkodėl vadindavo jį papa,
tos parduotos vasaros vykdavo jų ūkyje. Mes padėdavom jiems vardyti šieną, vežti šieną, skinti uogas, vasarinius obuolius. Papa tas gėrybės visas veždavo į turgų, į Klaipėdą ir mums parveždavo lauktuvių, aronkų, saldainių, irisų, barbarisų tokie buvo, klaipėdinės duonos. Na, žinoma, mes tie anūkai ne tik dirbom, bet aišku, vaikai buvom, žaisdavom slėpynės, gaudynės ir be abejo būdavo ir grumtynių tų visokių, išalkę, nusidavę, nusiliekę, parbėgdavom į trobą prie tų lauktuvių ir papa, nu tas, aišku, negaliu dabar tiksliai pasakyti, koks tas laikas buvo, 16, 18, 19 valanda ir papa sėdėdavo kambarį prie radijo ir klausydavo, man dabar taip, aš ausyse girdžiu, graži tokia muzika eidavo per tą radiją ir paskui žodžiai, Amerikos balsas kalba į Lietuvą, papa klausydavosi žinių. Ir aišku, labai pykdavo, kad mes ten sulėkę triukšmaudavom. Ir paskui kažkaip pripratom, mes parbėgę iš lauko jau stengdavomės, jeigu papas sėd prie radiją, tai mes turėjom tylėti. Ir tas toks norėjo privesti, kad papa iš tikrųjų buvo toks pasaulietiškas, tada nebuvo nei telefonų, nei mobiliųjų, nei kompiuterių, susisiekimai būdavo laiškai ir radija. Taigi aš taip biškį greičiau čia kažkaip, nežinau, pasitaikiau. Mes dažnai sekmadieniais važiuodavom tus giršinus su tėveliais, giminė ten, bet pasitaikiau kaip tik tada, kai tas buvo gal lapkričio pabaiga, tada, kai jau papos brolis Adomas Galdikas sirgo. Ir per tą Amerikos balsą sužinojau, kad serga, kad paguldė į ligoninę ir, žinoma, ta baisioji žinia, kad mirė. Mes sužinojom čia Lietuvoje esantis giminaičiai, kad nebėra Adomo Galdiko. O dar ką, mirė 69 metais, man tada buvo tik 10 metų, gruodžio mėnuo tas buvo, kai mirė, o pavasarį ar vasarą, aš dabar tiksliai nepasakysiu, paminklinį akmenį papa mūsų čia, su visokiom pagalbom, visų pagalbom pastatė, o minint 100-asias jo gimimo metinis, tas kryžius buvo pastatytas mano tėvelio ir jo sesers Aldonos iniciatyva, kadangi jauniausio sūnaus iš Pranciškaus Algimantų jau nebebuvo. Ir 75 metais išleista knyga, ją žinoma ne viena Magdalena Galdikienė išleido, jai padėjo didelis būrys bendraminčių, pagalbininkų. Ir ta knyga išleista Bostone ir 75, aš taip galvoju, ji visiems trims Pranciškaus vaikams, šeimom padovanojo po knygą, atsiuntė ir po paveikslą. Mano tėveliui kliuvo šitas paveikslas. Nežinau, ar čia buvo paskirti jie, ar jie patys pasirinko, bet 3 paveikslus ir 3 knygas atsiuntė Magdalena Galdikienė. Ką dar norėčiau, aš irgi tikriausiai jaučiu labai jaudinuosi, didelė atsakomybė ir garbė, žinoma. Labai džiaugiuosi, kad esu tokių žinomų giminaičių giminės medžio maža šakelė ir labai noriu padėkoti iniciatoriams, organizatoriams, rėmėjams, pagalbininkams ir, žinoma, atėjusiesiems. Labai visiems ačiū. Turbūt motina Fortunata Karevičiūtė Galdikienė
ir jos vyras Feliksas labai džiaugiasi, kai gimė sūnus Adomas Galdikas. Iš tiesų jie abu, kaip girdėjo, buvo meniškos sielos žmonės. Ir šitas Adomėlis, atrodo, kuris mylėjo, gerbė dėdę arkivyskupą, iš tiesų jo nepaklausė. Nes arkivyskupas Pranciškus Karevičius norėjo, kad Adomas Galdikas įgytų inžinieriaus specialybę. O jis jau buvo subrendęs, pasirinko dailę ir išvyko į Peterburgą. 1912 metais įstojo į barono Aleksandro Štiglico techninę piešimo mokyklą. Labą dieną visiems. Dėkui, kad Mosėdiškai svarbiausiai susirinko paminėti gerbiamo mūsų krašto dailininko Adomo Galdiko. Tačiau viskas yra šiandien pasakyta ir aš nelabai ką turėčiau papildyti, nebent paantrinti ir atkreipti tokius dėmesį. Tiesiog ant suoliuko sėdėjau ir pamaščiau, kad būtų labai malonu, jeigu šiandien mes matytume ne 6 Adomo Galdiko darbus, o matytume visą parodą. Ir ne tik tai jo parodą, bet ta paroda turėtų susidėti nuo jo tų dienų, kai jis buvo moksleivis, mokėsi grafikos, kaip grįžęs į Lietuvą puikiai įsiliejo, būtent su žinovas buvo specialistas, nes tuo laiku Lietuvoje specialistai, kaip dailininkas, dažnai užsiimdavo ir Lietuvos grafikai, buvo, kad iliustravo knygas, tapytojai, skulptoriai, nebuvo specializacijos tokio dalyko. Gera gyventi ir žinoti, jog mūsų Šačių seniūnijoje gimė, gyveno ir gyvena žmonės, kurie palieka savo gyvenimu ir kūrybą žymę ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir dailininkas Adomas Galdikas vienas iš tų žmonių. Ir jo darbai kalba apie ilgesį tėvynei ir meilę jai. Na, o mūsų mokykloje domėjimasis žymiais seniūnijos žmonėmis prasidėjo jau prieš eilę metų ir tai inicijavo mūsų mokytoja Magdutė Taurinskienė, kuri pradėjo domėtis kraštotyrą ir su savo kraštotyros būrelio nariais rinko ir dabar ji dar renka seniūnijos kaimų istorijas, domisi žymiais žmonėmis, kurie tose kaimuose gimė, gyveno ir gyvena. Kartu su mokytoja Jūrate jos išleido ne vieną knygą, sukūrė ne vieną filmą ir taip mes turime progą ir galimybę, nors neakivaizdžiai susipažinti su tais žmonėmis, kurių nebėra. Tačiau liko jų darbai ir liko jų atminimas. Kur eisiu, kur būsiu vis tėvynės, neužmiršiu vis tėvynės, neužmirš lygus laukeliai plačios sodybėlė žalios lankos, upėliai žalios lankos. Taigi, prašom prie mūsų ir labai dėkojame už aukotas šventas mišias, už tai, kad priglaudėte mus šiuose Dievo namuose, kanauninką Juozą Vaičių. Aš kaip Vaclovas pasakysiu, kad čia irgi toks simbolinis žmogus. Jis priklauso mums Šatiškiams, o dabar tarnauja jūsų Mosėdžio parapijai. Aš metu palikdėsiu jo vyskupas, taip pat irgi Skuodo garbės pilietis Vaičius ir mūsų kanauninkas Juozas Vaičius yra ne tik Šačių, ne tik Mosėdžio, bet visos Lietuvos. Labai teisingi žodžiai.
būtų buvę smagu, kad mes būtumėm galėję dar čia šalia pasikviesti ir Salantų bažnyčios kleboną Petrą Smilgį, kuris, sakėme, irgi yra giminaitis, bet taip susiklostė aplinkybės, kad turėjo išvykti. Labai dėkingi esam Liudvikui Dambrauskui, bet aš dar Jūratė papildysiu. Sakyčiau, už didelį atsakomybės laipsnį prisiimti į bažnyčią dovanojimus Adomo Gailiko paveikslus. Čia nėra muziejus, čia yra apsauga, čia galbūt ir, sakykime, temperatūrų svyravimai, ne ta, sakykime, atmosfera, bet jis prisėmė. Jeigu būtų neprisėmęs, mes tikriausiai jį kaltintume. O prisiimdamas prisėmė atsakomybę už tų paveikslų likimą. Labai norėtume padėkoti mūsų kunigėliui. Labai daug organizuojant renginį padėjo Mosėdžio seniūnas Eugenijus, atsiprašau labai už vardą, Eugenijus Zabitis, kuris tikrai su didelė iniciatyva pritarė šiam renginiui, kuris daug padėjo ir kelius grederiavo ir suteikė pagalbą mums atsivežti paveikslus. Vienu žodžiu, labai didelis ačiū seniūnui ir norim jį pasikviesti į priekį čia. Pritarė mums, labai pritarė, kad renginys vyktų, kad kartu bendradarbiautumėm ir mūsų šatiškis seniūnas Antanas Raudonis, kuris šiandien negalėjo dalyvauti, bet seniūnas delegavo savo pavaduotoją Jurgą Vasiliauskinę, kurią paprašysime ateiti ir parvežti prisiminimo dovanėlę seniūnui. Ir gal kažką čia nebūtų. O dabar kviečiu tuos, kurie kalbėjo, kurie dainavo, dalijosi prisiminimais, komentavo mums ir atvežė paveikslus. Tai būtų Antanas Ereminas. Prašom Antaną. Į priekį. Danutė Einikienė ir Irena Jonauskienė, kurių dėka mes puikuojamės net 4 paveikslais. Nijolė Rimkienė. Ar Nijolės irgi nebeliko? Yra. Laima Sandrauskienė. Rimanta Idėjų. Nijolė Viniautienė. Nijolė Prielgauskienė. Vaikučius gal jau nebegalima sakyti vaikučius, nes merginos gali įsižeisti, iš Šilakių atlydėjusią mūsų kolegę Virginiją Žitkuvienę. Jurgita Petrauskienė. Darių Ereminą, kuris šį kartą ir žmoną atstovaus. Apmodintas. Prašom. Vida Pajarskienė. Ką turiu pasakyti?
gal kai kam atrodys keistokos mūsų dovanos, neįvokos, bet tiesiog pasidarykit darbą ir skleiskit tuos skaičius. Tegul tu jais, jūs dievulis kalba. Ir kada nešiosit šitą skėtį, prisiminkit, kad šiandien padėjo mums saugoti Adomo Galdiko atsiminimą, turėsite padėti ir ateityje. O kai jūsų gatvėje paklaus, kas čia per skėtis, jūs būsit priversti, stovėdami po to skėčių, pasakot apie Adomą Galdiką. Ir nematau aš vieno žmogaus, Rimanto idėjus. Jurgita neturi skėčių ir aš nematau mūsų Rimanto idėjus. Va, mūsų Rimantas. Negaliu palikti skėčių. Išskleiskit tuos skaičius ir, sakykime, mūsų auditoriją. Jie visi skirtingi. Ir tapyti jie skirtingų dailininkų. Ir gražu, žinokit, man, sakykime, ta tapimo akcija tokia, štrichai, čia net netapimas, čia tiesiog rašymas, bet man gražu, kad tie žmonės, būdami šakyse, Nijolė Prielgauskienė, padėjo tuos kitokius padaryti. Būdama Kauguliukuose tautodalininkė Irena Gadeikienė padėjo Mosėdžiais kitokius padaryti. Ir aišku, būdama Žaukliuose, Renata Jankauskienė mums irgi padėjo tuos kitokius padaryti. Aš sakiau ir sakysiu šį kartą nuo pirmo asmens. Pavadinimas vietovės tai tik mūsų adresas. Tegul visada mus sieja gražios didelės idėjos. Būkime vieningi, nes visi mes esame Lietuva, o kokie mes, tokia ir mūsų Lietuva. Gero likusio jums laiko.